Sveika šaikelė. Sveikinuos nuo vandens, nors tai jau toks labiau simbolinis išvažiavimas. Laukinis ežeras, mažai pažįstamas. Čia buvau tik šį sezoną vieną kartą per naktį, tuomet kibimų neturėjau. Dabar atlėkiau tiesiog pusdieniui užbaigti šią zoną, bet daug planų šiam ežerui turiu kitiems metams. Tikiuosi turėsiu laiko ir galimybės visus tos planus įgyvendinti ir patikrinti, kas gyvena šiuose vandenyse, nes laukinukas, kurį atakavau pastaruosius 3 metų, kažkaip šiemet, galėčiau sakyti, netgi nuvylė. Turėjau daug tuščių žvejybų, labai minimaliais laimikiais, sakykime, amūras ir vienas žvynius, rudeniop, bet per tiek laiko, kiek ten bandyta suvilioti žuvį, tai rezultatas tikrai menkas. Na, o dabar pabandykime aptart, koksgi buvo visas šis karpių sezonas. Taigi viso pagauti 36 karpiai, kurių bendras svoris siekia 278,5 kg. Tai vidutiniškai 7,7 kg vienam vienetui. Bet buvo gražių žuvų svėrusių iš 15, buvo ir mažiukų apie kilogramą. Bet kibimų buvo, aplankyti 2 nauji telkiniai šiemet buvo, Linelis ir Labaliai. Tikrai įdomus ežerai, kuriuos dar tikiuosi kada nors sugrįžti į Linelį tikrai, o dėl Labalių, kaip sakant, bus matyti, kaip pasisuks ežero likimas. Toliau dar buvo pagauti 6 amūrai, bendrai svėrė 37,5 kg, vidutiniškai 6,25 kg, 3 eršketai. Visi buvo maždaug 10 kg, 2 šamukai, mažiukai, vienas arviduose, vienas ilgyje ir visokių kitokių žuvų. Bet su šamais bendras žuvų svoris 350 kg, visai neblogai. Bus dabar ką bandyti pagerinti kitam sezone, kaip sakant, statistika šių metų yra suvesta. Daug įspūdingų momentų, aišku, per šį sezoną buvo, bet buvo ir juokingų. Vienas, kurį norėčiau prisiminti, tai gauta žuvis nuo 15 kg karpio. Gavau žuvį ką tik. Nežinau kaip jums, bet man tai buvo pirmas kartas. Yra buvę, kai pelekas praskrėdavo visai šalia. Įspūdingesnis laimikis, tai ne kiek dydžių, kiek savo, sakykim, formą ir grožių būtų Linelio 9-ukas. Tikrai apvalus, tamsus, gražus, plikšis. Taipogi vienintelis ir labai ypatingas kol kas ilgio karpis. Ilgas ir su labai keista burna. Žinoma, negalėčiau neišskirti vienintelio laukinio karpio. Buvo suviliotas 4 paras skiriant tam ežerui ir tik su vienu laimikiu, bet 9 kg žvynis. Trumpai apie masalus. Naudoju Fish Food produkciją. Nieko blogo negaliu, kaip sakant, pasakyti. Dirba savo darbą, kokybiški, patrauklią kainą. Juos tikrai dar naudosiu ir kitą metą. O keli masaliukai, kelias kombinacijas, sakykim, kurios atnešė daugiausiai žuvų, kurias galėčiau išskirti. Tai būtų lyderis, aiškus, Glory Fish dumbeliukai. Daugiausiai jų suviliojo žuvies. Sėkmingai žvejojau Glory Fish braškį kombinaciją. Mulberis padovanojo gražių žuvų, tutti frutti, česnakų. Šiemet išbandžiau balta česnakinė viršūnė ir taipogi padovanojo keletą žuvų, kad dar galėčiau išskirti. Tai Classic Shellfishų su ananasu. Būtent tokios kombinacijos pagavau abi laukinės žuvis, ir amūrą, ir karpį. Pure Fish'as ananasas taip pat neblogai dirbo. Ir kad Fake Cornas pakeltas, 2 kartus gelbėjai situaciją žvejybose, kuomet žuvis įnoringa, bet pergudraut šiek tiek pagalvojus ją pavyksta. Saldžia baze mažai žvejojau, tai tik karviduose
būtent tą vieną žvejybą dariau tokį testą. Tuomet strawberry boiliukai su tutti frutti viršūnėlė puikiai padovanojo nemažai kibimų. Tai va tiek statistikos, tokie rezultatai. O dabar dar spalio pabaiga, dar pabūsiu kokią valandėlę kitą, pradės temt. Visgi jau nėra šilta. Kaip minėjau, šį ežerą grįšiu kitą metą su visais karpininkais. Greičiausiai pasimatysim jau pavasarį, galbūt iš kokios parodos, o gal jau nuo vandens. Žiūrėsim, koks bus pavasaris. O visiems tiem, kam patinka žvejybos geras turinys, nepamirškit užsiprenumeruoti kanalą, užsidėti pirštą. Ir dar šiemet tikiuosi pavyks padaryti kokį video apie lydekų žūklę. Daugiau kitokiom nelabai užsiminėjau. Kągi, šį kartą tiek. Visiems linkiu kuo greičiau sulaukti naujo sezono karpiavimo. Kas žvejoja žiemą nuo ledo, būtent vėlyvo rudens lydekas, tai gerų laimikių ir sutiksim kitą kartą. Ate!